Aš Aidas Baublys, šiuolaikinis poetas, literatūros ir meno gerbėjas. Aš Domantas Liekis, gamtininkas, gamtos žurnalistas. Šiame projekte debiutuoju kaip operatorius. Mūsų tikslas aplankyti 10 turistinės traukos objektų, kurie šiais metais tapo didžiojo žygio po Baltijos šalis stotelėmis Lietuvoje. Laukia ilgas kelias, įdomus pašnekovai, negirdėtos istorijos ir svarbiausia – nuotykiai didžiajame žygyje po Baltijos šalis. Kai už lango kasdienybės išvargintas makaules pleškina vasarišką saulę, būtina pakuotis kuprinę ir taikyti į kokį dievo globojimo gamtos kampelį, pavyzdžiui, Zarasus. Juolab, kad šiais metais Zarasai įtraukti į didįjį žygį po Baltijos šalis ir visi žygio dalyviai privalo apsilankyti prie nesenai įrengto apžvalgos rato. O rato lankymas kažką kainuoja turistams? Ne, rato lankymas nieko nekainuoja, tačiau... Nemeluok, kainuoja savo laiko, bet manau, kad kiekvienas norėtų praleisti minutėlę, pasigrožėti tokiais Zarasų nuostabiais vaizdais. O kaip dabar zarasiškiai vertina šitą konstrukciją? Vis dar patenkinti ją? Jo, kuo toliau, tuo labiau netgi patenkinti. Iš tikrųjų, prieš pat statybos buvo daug visokių kalbų apie tai, kam šitas objektas tarnaus, ar jisai reikalingas, ar jisai išvis bus pastatytas. Tačiau jisai, kaip matot, stovi puikiai ir sulaukia vis daugiau žmonių. Šis išskirtinės konstrukcijos apžvalgos ratas yra 17 metrų aukščio ir 34 metrų pločio. Jo vertė 2 milijonai litų. Nuo rato atsiveriantis puikūs Zarasų apylinkių peizažai traukia lankytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių. Šitas ežeras turi 4 salas. Ir pavyzdžiui, yra spėjama, kad anksčiau Didžiojo ežero saloje stovėjo vienuolynas senovinis. Šalimais esančioje Liepų saloje kažkada irgi buvo vila. Yra nemažai legendų prikurta apie visas šitas salas. Tarp kitko, iš Zaraso ežero galima nuplaukti ir į Baltijos jūrą. Pakrantės ilgis būtų 1,4 km ir mes nukeliautumėm, eidami šiuo taku, pasivaikščiojimo takeliu, mes nueitumėm iki didžiosios Zarasų ežero salos. O tai jaunimo traukos vieta nereiškia, jog čia atėjus vakare susigadinsi nervus ir prisijuosi cigaretę? Oi, tikrai ne, kadangi mes gyvenam tokioje gražioje aplinkoje, tai pas mus jaunimas visas yra labai teigiamas ir mes visi esam patys labai teigiami. Mano pirminis skepsis į tą tiltą, nes aš irgi nustebau, kad čia yra lankomas objektas. Vien dėl to, kad tai yra ratų pasisukęs tiltas, bet iš tiesų jis turi kažkokio žavesio. Kaip sakė, esu labai jautrus ir meniškas žmogus, tai aš visą laiką pajaučiu kažką, ko negaliu išreikšti žodžiais. Tai ką manai apie baidares? Manau, kad vienoje baidarėje su tavimi ir kamera rankos atsidurti nenorėčiau. Tačiau būtų gėda neišmėginti jokios vandens transporto priemonės atvykus į ežerų kraštą. Viena gražiausių vietų Zarasuose, kur kiekvienas atvažiavęs turistas arba kiekvienam atvažiavusiam turistui, man atrodo, būtina parodyti šitą vietą. Ko gero, Lietuvoje tikrai nedaug tokių vietų yra, kur iš taip aukštai matytųsi miestas, apsuptas ežero. Niekada nemąsčius apie Zarasus atvažiavus ir pasikalbėjusiais, tu supranti, kad čia yra labai daug potencialo turinti vietovė ir jei labai mes pasistengtume, čia gali būti mažasis Ciurichas. Nežinau dėl Ciuricho, tačiau antrąją Palangą Zarasus galime vadinti jau šiandien. Su galybė aktyvaus laisvalaikio galimybių, paplūdimiais ir dangaus mėlynumo ežerais. Aplankykite didžiojo žygio po Baltijos šalis objektus iki rugpjūčio 31 dienos. Fotografuokitės ir laimėkite prizus.
Daugiau informacijos apie žygį bei vietas, kurias reikia fotografuotis, rasite internetinėje svetainėje www.greatbaltic.eu.